Sveiki visi, tai kaip sutalpinti 35 colių padangas į Range Roverį L322. Padangos yra 35 colių aukščio ir 13,5 colio pločio, kas yra labai per didelės šitai mašinai. Tai be paaukštinimo intarpų, kurie yra čia sudėti, matosi intarpai, ir čia turėtų būti lifting rodai reguliuojamo aukščio. Tuo pačiu reikėjo atlikti dar nemažai tokių smulkių modifikacijų. Įdėjau ženkliai didesnius bump stopus, šitie yra iš Fiat Ducato 250, bet čiut per minkšti ir kartais nori per giliai sulysti į vidų ratas, kai išsileidžia važiuoklė. Pavyzdžiui, šitai. Ir toliau, toje pusėje, kur yra kuro užpilimo anga, keleivio pusėje, reikia šičia, kur eina užpilimo alkūnė, kaklas, reikia pakaitinti šitą vidinę plastiką, pastumti į priekį ir apsaugą irgi pakaitinti ir įstumti. Daug nereikėjo stumti, 2-3 cm čia susigrūdo į vidų ir viskas. Tuo pačiu fenderis yra gerokai čiut kitoje vietoje pritvirtintas, kad susistumtų į priekį ir čia atsiranda daug daugiau erdvės. Ir viskas, 35 colių ratas, nė velnio nesitrina. Judame toliau, dešinė pusė, keleivio pusė Range Roveryje ir čia yra maža problema. Ratas liečiasi į šitą plasmasinę apsaugą, bet tai nėra problema. Problema yra kas už tos apsaugos. Ten yra vožtuvas, orinės važiuoklės. Ir kai ratas atsitrenkia į tą vožtuvą, jis trinasi ir žinoma prakiurdo šitą apsaugą ir toliau trina šitą vožtuvą. Ką aš padariau? Tiesiog paėmiau vožtuvą, jį atsukau ir išgriežiau naujas tvirtinimo skylės 5 cm į vidų. Ir taip jį prisukau. Na ir viskas. Dabar ratas susukus pilnai, jis nebesiliečia. Ir ta problema išspręsta. O toliau priekyje teko šitos fenderius taip pat pastumti priekį. Tiesiog, kad kai suks į priešingą pusę, kad nesiliestų ir nesitrintų. Na, o tą plastikus tai susukau, pritvirtinau su zateškim, dirželiais. Svarbiausia, kad jie būtų, neleistų purvui taškytis viduje. O vairuotojo pusėje yra dar didesnė problema, kurią reikėjo spręsti. Ir čia vidinė plastikinė arko apsauga visai netrukdo, šiek tiek liečiasi, bet nieko baisaus. Toliau pagalvė oro taip pat nesiliečia, bet va priekyje buvo didžiulė kliūtis, tai langų apiplovimo skysčio bakelis. Jį reikėjo visiškai išimti tam, kad galėčiau nors kiek pasukti vairą. Na, o čia mano langų apiplovimo bakelis. Dar jis turi pavadinimą iš Roto žodžiais. Iš BMW E46 turėjau pasidaryti porą laikiklių, kai jis čia įsitvirtintų. Šitos visos skylės buvo, nieko gręžti nereikėjo. Tiesiog pasidariau taip ir čia atsispausdinusi 3D spausdintuvu, kad šiek tiek geriau laikytųsi. Vis tiek, kai jį pripili pilną, jis sveria apie kokius 8 kg. Kai važiuoju per duobės, norėtas, kad neišlūžtų. Vandens pompos yra tokios pat, vandens lygio daviklis toks pat, tiesiog pajungi laidus ir naudojasi. Aišku, perkant jį reikia pasižiūrėti, kad būtų 2 vandens pompų jisai, nes dažniausiai jie būna su vieno pompo tokį. Ir nusipirkau, tai kažkada reikės pakeisti, nes dabar pas mane vandenį pila tik ant priekinio stiklo, nei ant lempų, nei ant galinio lango. Kas yra ir gerai, ir blogai. Na, o čia mano gervė. Ją pavyko įtalpinti žiauriai gerai. Bamperyje tik tai keli įpjovimai. Jeigu nebūčiau norėjęs šito gyvybės langelio, tai būtų iš vis tobula. Taip, kad bamperis tik baigėsi ir prasideda gervė. Iš pradžių bijojau, kad čia reikės visą priekį išpjauti, bet pasirodo ne. Yra čia tos vietos belė kiek. Tik poraloną reikėjo iš bamperio priekį išpjaustyti, kad užsidėtų bamperis. Na, o toliau gervė yra padaryta iš universalaus gervės pado. Jis šiek tiek pamodifikuotas, čia užlenkiau kampus. Toliau padariau papildomus laikiklius, kurie tvirtinasi prie lonžeronų, kurie yra gan stori. Jie prisuvirinti su dar papildomais kampiniais laikikliais. Toliau dar dėl viso pikto privirinta iš viršaus prie televizoriaus. Na, žodžiu, gervė pakankamai saugiai pritvirtinta. Jokių problemų su jie nėra. Jau vieną kartą bandžiau trauktis, tai niekas neišlūžo, niekas neišplyšo. Viskas veikia puikiai. Čia matosi, kaip viskas viduje ankšta. Tik prie senelės. Nežinau, ar labai būtinas, bet labai norėjau pasidaryti tokį langelį į gervės virvę. Kad galėčiau matyti, kaip susivinioja virvė.
ar susipina ir tuo pačiu, kad galėtų kažkiek greičiau išdžiūti viskas. Gerai, toliau labai svarbu yra susirasti tinkamus ratus, kad galėtume sutalpinti šitas didelės 35 colių padangas. Man pavyko sutalpinti 17 colių ratus, ankstesni modeliai su TD6 arba M62 varikliu, kurie yra iš BMW, naudoja dar visai mažus stabdžius ir 17 colių ratai telpa be problemų. Tuo pačiu labai svarbu, koks yra ratų išnešimas. Šitie ratai yra ET35, kas leidžia šitom padangom būti lygiai su arka. Kas yra labai gerai, jeigu netyčia kur nors važiuodamas sutiktum piktą pareigūną, jis tau neprisikabins, kad ratas išlindęs lauk ir netims techninės apžiūros. O toliau galima ieškoti ratų su dar mažesniais ET, tada tiesiog viduje netgi bus daugiau vietos padangoms, bet jau ratai lys lauk. Tai čia priklauso nuo poreikių. Taip pat svarbu ratus nudažyti žalia spalva. Na ir svarbiausia dalis, kad sutalpintume 35 colių padangas, mums reikia intarpų. Čia yra galiniai intarpai, galinė oro pagalvė ir virš jos intarpas. Gale užtenka 2 colių intarpų, todėl kad jie nesideda ant pačios šakės krašto. Todėl 2 colių intarpas paaukština galą 3 coliais. Bet vien intarpų neužtenka, žinoma. Mašiną reguliuoja šitie aukščio davikliai. Kad jį pakiltų tais 3 coliais arba 7 cm, reikia ilgesnių lifting rodų. Pas mane yra reguliuojami, taip kad atsukus porą varžtų galima jos prailginti arba susiaurinti. Dabar yra padaryta, kad mašina būtų aukštesnė 7 cm, bet jeigu labai norėčiau dar kokį porą centimetrų dasidėti, jokių problemų. Tiesiog atsuku varžtus, prailginau iki 1 mm ir žiūriu, kas gaunas. Mano intarpai yra iš MBD 4x4 Performance, taip pat ir reguliuojami šitos aukščio daviklių kojelės iš MBD 4x4 Performance. Taip pat labai svarbu, jeigu jau dedat intarpus į Range Roverį L322, kad intarpas būtų viršuje oro pagalvės, o ne apačioje. Apačioje tvirtinasi oro pagalvė yra labai ilgas plastikinis, štokas, kuris laiko visą pagalvę. Nes kai važiuoji nelygių paviršių, jeigu ratas galinis kyla į viršų, tai oro pagalvė nori pabėgti, nori iškristi iš savo laikiklio. Kol oro pagalvės apačia yra originalioj padėty, jokių problemų nebus. Bet jeigu čia atiesit intarpą, tuomet reikės oro pagalvę labai smarkiai tvirtinti, kad jinai nebandytų išslysti. Tai geriau tiesiog nerizikuoti ir įsidėti intarpus iš viršaus. Ir jokių problemų nebus. Viskas. Čia buvo visos mažos ir kelios didesnės modifikacijos, kurios reikalingos sutalpinti 35 colių ratus. Netaip ir sunku jas pasidaryti, kai neskubi. Aš užtrukau beveik 6 mėnesius, kol viską pasidariau ir dabar metas išvažiuoti į daugiau bandomųjų pasivažinėjimų. Jei norite pamatyti, kokie pakeitimai, patobulinimai ateityje laukia Range Roverio, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą. Ate!